Sveiki, sveiki, čia Gitarė iš tavo sveikata LT. Ir šiandien šitas video yra skirtas būtent moterims, nes moterų organizmai yra labai skirtingi nuo vyrų. Ir tai yra skirta toms moterims, kurios nori sužinoti, kada iš tiesų geriausia badauti arba laikytis protarpinio badavimo. Tai papasakosiu, kaip reikia elgtis pagal mūsų ciklus toms, kurios turi mėnesinės ir toms, kurios mėnesinių nebeturi, yra ten menopauzėje ir taip toliau. Tai pirmiausia apie tos, kurios vis dar turi mėnesinių ciklą ir ką reikia suprasti, kad vyrų ciklas jisai gali keistis kasdien, kai tuo tarp moterų hormonų ciklas yra besikeičiantis kas mėnesį. Tai labai yra svarbu suprasti, kada badauti, kiek badauti ir kada geriau nebadauti. Tai pirmiausia, toms, kurios turi mėnesinės, nuo pirmos dienos, kai prasideda ciklas, o ciklas prasideda tada, kai susergame mėnesinėmis, kai pradedame kraujuoti. Tai nuo 1 iki 10 dienos, kas atsitinka. Tai hormonų lygis tuo metu yra žemiausias, estrogenas tik pradeda gamintis. Ir čia šituo laikotarpiu iš tiesų yra tobuliausias laikotarpis, jeigu norime laikytis ilgesnio badavimo, pavyzdžiui, 3 dienų badavimo tik su vandeniu, ir čia yra geriausias laikas, mūsų organizmas mažiausiai ant mūsų pyks ir turėsime didžiausias naudas tam. Dėl to, kad kai yra estrogeno nedaug, jis tik pradeda gamintis, mums reikia kiek įmanoma mažiau insulino, tai geriau ir angliavandenio nevartoti ir badavimas čia labai ilgesnis puikiai tinka. Dabar kitas laikotarpis yra nuo 11 dienos daugmaž iki 15, tai yra ovuliacijos laikotarpis. Ir kas atsitinka, tai kad tuo metu mes jau būname prisigaminę estrogeno ir yra dar 2 hormonai, tai yra testosteronas ir progesteronas. Tai jo yra nedidelis kiekis pastarojo, bet jau yra tam tikras kiekis. Ir šis pastarasis hormonas, jisai nemėgsta aukšto kortizolio. Kai mes darome badavimą, mūsų kortizolio lygiai išauga, tai būtent dėl to nuo 11 iki 15 dienos yra geriau, jeigu mes laikytumėmės tokio protarpinio badavimo, kuris trunka nuo 13 iki 15 valandų. Nereiktų peržengti čia 15 valandų tarpo, tam, kad mes paduotume organizmui tai, ko jam iš tikrųjų ir reikia. Dabar kitas laikotarpis yra nuo 16 iki 19 dienos. Tai čia visai tiktų vienos dienos badavimas, tai yra 24 dienų badavimas, o maždaug savaitę prieš naują ciklą, tai yra nuo 20 iki 28 dienos, nuo 20 iki 30 dienos, priklausomai koks yra jūsų mėnesinių ciklas. Tai šituo laikotarpiu geriausia yra visai nebadauti, nes žinome ir sako, prieš menstruacinis sindromas yra, kai moteris labai daug saldumynų. Tai būtent taip progesterono lygis yra labai aukštas ir jisai labai reikalauja angliavandenių. Tai šituo laikotarpiu reikėtų maitintis, reikėtų nebadauti ir reikėtų paduoti organizmui kokybiškų angliavandenių, ne šokoladukų, ne saldumynų, ne tortų, ne sausainių ir taip toliau, bet tokių angliavandenių kaip pavyzdžiui krakmolingos daržovės, pupelės, tam, kad gautumėte iš tiesų gliukozės. Tai čia toms, kurios turi mėnesinės. Dabar tos, kurios jau yra menopauzėje, mėnesinių nebeturi, tai ką reikėtų suprasti tokį skirtumą, kad estrogeno lygiai yra žymiai žemesni ir tada prasideda visokie efektai kaip svorio augimas, galvos skausmai, karštis, šaltis ir taip toliau. Tai tos estrogeno lygis jisai niekada ir nebepakyla iki tokio lygio, lyginant su tomis, kurios turi mėnesinės, ar ne. Ir kas atsitinka, kad to jau mėnesio ciklo nebelieka. Nebelieka to mėnesio, į kurį reiktų žiūrėti ir skaičiuoti dienas ir galvoti, kada čia man badauti, kiek badauti ir taip toliau. Tai principas yra tas, kad jūs galite laikytis tiek 12, tiek 15 valandų, tiek 1 dienos, tiek 3 dienų badavimų. Bet ką reikėtų suprasti, kad turite daryti reguliarias pertraukas. Labiausiai rekomenduojama yra daryti pokytį organizmui kas savaitę. Tai reiškia, jeigu ten, pavyzdžiui, 1 dieną pabadavote, po to darote protarpinį badavimą, likusias 6 dienas, tai yra ten, pavyzdžiui, nevalgote 14-16 valandų, ar ne, tai po savaitės reikėtų daryti pertrauką, tai reiškia nebadauti ir paduoti organizmui kokybiškų angliavandenių. Tai tokiu būdu labai pagerėja metabolizmo lankstumas.
Ir realiai jūs pačios nusakote savo ciklą ir geriausia tą ciklą, tą badavimo pokytį daryti kas savaitę.